Sveiki gyvi visi, šiandien greitai parodysiu, kaip praplėsti OpenOffice arba LibreOffice galimybės, įdiegiant papildomus paketus plėtinius. Tai pirmas dalykas, atveriame LibreOffice pagrindinį langą ir paspaudę komandų eilutę priemonės pasirinkame plėtinių tvarkytuvę. Atsiverus čia bus išrikiuoti visi jūsų ilgainiui įdiegti plėtiniai, o jeigu dar neturime ir ilgainiui galime juos atsisiųsti, paspaudę šią nuorodą, atsisiųsti daugiau plėtinių. Štai čia nukeliavę jų svetainę pamatysite visą ilgą sąrašą įvairių plėtinių, su kuriais galite praplėsti savo OpenOffice arba LibreOffice galimybės. Greitai susirasiu labai vertingą plėtinį, kurį štai šitą. Čia pasiskaičius apie plėtinį, jo savybės, atsisiunčiame patį plėtinį. Man reikalingas Linux operacinė sistemai skirtas plėtinys, jūs savo atveju atsisiųsite jums reikalingą plėtinę. Tvarko, atsisiunčiau plėtinį, uždarysiu naršyklę ir štai tame pačiame plėtinių tvarkytuvių langė spaudžiu pridėti, keliauju į atsisiuntimus, pažymiu ką tik atsiųstą mano plėtinį. Paskaitau visas naudojimo sąlygas. Viskas, mano plėtinys yra įdiegtas. Taip pat plėtinius galime įdiegti ir bet kurios OpenOffice paketo programos. Tarkim, jeigu pas mane yra atverta piešimo programa, aš keliauju į komandos eilutę į priemonės, vėl pasirenku plėtinių tvarkytuvę ir matau jau mums pažįstamą langą. Tai dėkui, kad žiūrėjote. Produktyvaus ir smagaus kūrimo su LibreOffice nemokamu atviro kodo paketu. Sėkmės jums, iki.